Labą dieną. Aš esu Neringa Narsaitė, komunikacijos agentūros Easio karta įkūrėja. Šiandien mūsų tema yra apie savanorystės trūkumus ir privalumus. Prieš pradedant turiu porą klausimų čia esantiems auditorijoje. Pakelkite prašau rankas, kas esate dirbę samdomą darbą, arba gal dirbate šiuo metu. 3. Puiku, patirtis tikrai visada gerai. O dabar prašau pakelkite rankas tie, kurie esate kada nors savanoriavę. Nei vienas. Puiku, tai tikiuosi, kad po šito susitikimo atsiras bent vienas ar keli, kurie pabandys tą savanorystę. Aš pati esu savanoriavusi 3 metus VDU radijoje, kurį laiką atlikau praktiką Verslo savaitė LT redakcijoje ir kelis kartus esu savanoriškais pagrindais dirbusi keliose socialinėse akcijose. Pirmąjį apmokamą darbą dažniausiai žmogus gauna po mokyklos ar studijų baigimo. Ir iš karto supranta, kad darbas mokykloje ir darbas darbovietėje visiškai skiriasi. Jau ir atsakomybės visiškai kitos. Ir tėvai nebestovi už nugaros, o gavus pirmąjį atlyginimą jautiesi tarsi laimėjęs teleloto. Taigi neretai pirmieji darbai nebūna tie darbai, kuriuos norėtųsi dirbti visą gyvenimą. O kai kurie tokio darbo apskritai niekada ir nepasiekia. Tad ką daryti, kad atsidurtum ten, kur nori dirbti? Visų pirma, tai nustoti vertinti skeptiškai savanorystę ir galvoti, kad savanorystė tai yra tiesiog žmogaus išnaudojimas. Savanorystė turi 2 medalio pusės, tačiau žinant kai kuriuos triukus, galima iš jos tikrai daug pasimti privalumų įvairiausių. Savanoriauti galima nepelno siekiančiose organizacijose, tokiose kaip Caritas, Vaiko dienos centras arba įmonėje, kur norite siekti karjeros. Šiandien mes kalbame būtent apie tą antrąjį variantą ir išskyriau 5 pagrindinius privalumus, kodėl verta savanoriauti įmonėje, kuri generuoja tam tikras pajamas. Tai pirma yra teorinių žinių įtvirtinimas praktikoje. Antra, reali darbo patirtis leisinti naujoje darbovietėje iškart pilnavertiškai dirbti, be jokių apmokymų. 3, naudingos pažintys. 4, rekomendacijos potencialiems darbdaviams. Ir 5, tai galimybė įsidarbinti toje įmonėje, kurioje jau atliekate praktiką. Mes visi nuolat investuojame į savo geresnę buitį, į savo geresnę aplinką ir į komfortišką gyvenimą. Ir savanorystė tai taip pat yra tam tikra investicija į savo ateitį. Ir savanoris, ir praktikos vadovas, ar tai įmonė, kuri priima savanorį, tai jie skiria savo brangų laiką tam, tiek viena pusė, tiek kita pusė. Kiek man teko susidurti su kai kuriais savanoriais, tai kai kurie perdėtai vertina savo indėlį į įmonės veiklą. Tačiau dažniausiai, kai pradedi savanoriauti kažkokioje įmonėje, tai supranti, kad trūksta kažkokių žinių, išlenda kažkokios tos spragos, reikia papildomai pasidomėti, kažką pasiskaityti, tai irgi labai yra naudinga savanoriaujančiam. O praktikos vadovas, užuot pilnavertiškai dirbęs savo kažkokius darbus, dažniausiai irgi turi skirti savo laiką ir tikrinti savanorio užduotis visas ir jam dar papildomai aiškinti. Šiaip, kol savanoris gali jau savarankiškai pats pilnavertiškai dirbti įmonėje, tai kažkur užtrunka 1-2 mėnesių. Dėl šios priežasties kai kurios įmonės neapsiema su praktikantais visiškai, nes neturi tiek mėnesio arba 2. O pačiam praktikantui, taip pat, pačiam savanoriui reikėtų taip pat išlikti labai budriam, ieškant praktikos vietos. Kadangi tai būdinga dažniausiai smulkoms arba vidutinėms įmonėms, kurios neįstengia
nusisamdyti papildomos komandos, papildomų žmonių ir ieško praktikantų tam, kad atliktų tiesiog techninius darbus. Taigi rekomenduočiau ieškantis praktikos vietos iš karto susitarti su savo praktikos, su įmonės ten to vadovu, apžvelgti visus planus, visą laiką apsibrėžti praktikos užduotis ir būtinai išsikelti tikslus, ką jūs norite išmokti per tą laiką. 3 pagrindiniai savanorystės trūkumai įmonėje yra šie. Dažniausiai tai yra, kad priverstinis techninių darbų atlikimas, kai bandai lyg ir iš pat pradžių įsivaizduoja, kad dirbsi, pavyzdžiui, kaip ir komunikacijos agentūroje, kad jau gausi visokius gerus darbus, iš karto eisi rašyti straipsnius, imti interviu, iš tikrųjų reikia kokias duomenų bazės pildyti. Tai būna tikrai tokių trūkumų. Paskiau neatidi praktikos priežiūra taip pat gali būti, kai pasako, kad atliksit praktiką ar savanoriausit tiesiog. Ir atsifutbolina, galima sakyti, tas praktikos vadovas. Taip pat motyvacinės sistemos nebuvimas, kai praktikos vadovas, jisai nesuinteresuotas jum papildomų kažkokių motyvavimo priemonių rasti ir tiesiog irgi daro tik tai, ką daryti, bet nesistengia, kad padarytumėte kuo geriau. Tačiau įmonės, kurios jau pačios ieškosi savanorių arba praktikantų, tai jos jau būna įsivertinusios privalumus įmoniai. Tai aš išskyriau būtent 4 tos privalumus tokius. Tai papildoma pagalba atlikti įvairius darbus. 2, tai moralinis pasitenkinimas. 3, palanki reputacija socialinėme kontekste. Ir 4, geri atsiliepimai apie įmonę. Taigi savanorystė yra paremta abiejų šalių, ir savanorio, ir įmonės vadovo ar pačios įmonės, abipusė nauda, paremta bendradarbiavimu. Tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad visi žmonės arba dauguma yra turėję arba turi kažkokį idealą, į kurį norėtų lygiuotis. Tačiau kai kurie tik nedrąsiai pasvajoja apie aukštas pareigas kažkokioje įmonėje. Tačiau mano patarimas yra toks, kad nebijoti svajoti, nes tik tai tas žmogus, kuris turi viziją, jisai gali ją materializuoti. Būtent savanorystė ir gali būti ta palankia priemonė, kuri padės priartėti jums prie norimo darbo. O ką daryti tiems žmonėms, kurie nežino, kur nori savanoriauti. Nori savanoriauti, bet nežino, kur. Tai pirmiausia, siūlyčiau sužinoti, ką norite dirbti. Tikrai yra tokių atvejų, kai žmonės studijuoja tam tikroje studijų programoje, bet net neįsivaizduoja, kad jie galėtų dirbti tą darbą, pagal kurį studijuoja. Puikus pavyzdys galėčiau būti ir aš. Įstojus į lietuvių filologiją supratau, kad tai visiškai ne man, tačiau nesinorėjo nuvilti tėvų, todėl nusprendžiau nušauti 2 zuikius vienu metu. Užsirašiau žurnalistikos kursus ir toliau tęsiau studijas. Pabaigusi žurnalistikos kursus, aš atlikau praktiką Verslo savaitė LT redakcijoje, kaip jau ir minėjau, o po to 3 metams pasinėriau į redaktorės pareigas vadovų radijoje. Tad būtent mano tas žinojimas, jog noriu būti žurnalistė, ir padiktavo man visas tas praktikos vietas. Studijos yra, mano manymu, pats tinkamiausias metas užsiimti savanorystę, kadangi tada galima daugiausiai skirti savo laiko. Juo labiau, kad savanoriškas darbas, jisai nereikalauja pilno etato darbo ir galima pačiam pasikoreguoti tą norimą laiką, norimą krūvį savanoriško darbo. Netgi galima tai vertinti kaip praktinės pamokas greta universiteto teorinių paskaitų.
Po studijų dažniausiai jau to laiko rasti darosi vis sunkiau, nes reikia visą savo laiką skirti jau tam pagrindiniam darbui, iš kurio gaunate pajamas, ir neretai tai nebūna tas darbas, kuriame norėjote iš pat pradžių dirbti. Mano savanorystė 2 redakcijose tikrai turėjo įtakos ir kitiems apmokomiems mano darbams. Paskutinėme kurse įsidarbinau žurnalistę ir rašiau straipsnius gerai žinomiems Lietuvos žurnalams, o po to įsidarbinau vienoje regioninėje kolegijoje, viešųjų ryšių specialistė. Mano CV laimėjau konkursą tik tai todėl, kad mano CV sublizgėjo darbo patirtimi ir niekas netikrino, ar ta darbo patirtis buvo apmokama, neapmokama. Žinau, kad yra tokių žmonių, kurie nuvertina savanorišką darbą ir lyg ir gėdijasi įrašyti į CV, kad savanoriavo kažkur. Tačiau tikrai tai klaidingas žingsnis mano manimu, nes būtent savanorystė, tai jinai atskleidžia jūsų entuziazmą. Tai, kad jums ne vien tik tai pagrindinis dalykas yra finansinis aspektas, bet ir tai, kad norite dirbti patinkantį darbą. Be to, savanorystė dar gali irgi atverti akis, nes, pavyzdžiui, jeigu savanoriaujate tame darbe, kur visą laiką galvojate, kad tai jūsų svajonių darbas, padirbus gali išaiškėti, kad tai visiškai nesvajonių darbas. Man tai buvo iš tikrųjų su žurnalistika, tad paskiau persimečiau į viešuosius ryšius. Būtent minėtoje kolegijoje įsidarbinau viešųjų ryšių specialistę. Ir faktas, kad mano tos prieš tai turėtos patirties neužteko, turėjau daug kūrybingų minčių, turėjau daug entuziazmo, tačiau nereikia didelio išmanimo, kad suvoktum, jog neužteko tos mano patirties. Tad visus 2 metus, kol tenai dirbau, aš turėjau papildomai lankyti įvairius seminarus, įvairius mokymus. Kelis kartus teko išvykti patobulinti kvalifikaciją į užsienį. Ir mano manimu, karjeros gali pasiekti tik tai tas žmogus, kuris suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą. Mano karjera taip pat prasidėjo nuo mokymų Verslo savaitė LT redakcijoje ir visus 6 metus, kol dirbu arba žurnalistė, arba viešųjų ryšių specialistė, tai neišvengiamai mokymai nuolat reikia lankytis mokymuose, žiūrėti visokius webinarus, skaityti knygas, nes pasaulis nuolat keičiasi ir tiesiog reikia įvytis. Mano agentūrai Easio karta dar nėra nei metų, aš pati Vilniuje gyvenu metus. Rezultatais visais esu patenkinta, ypač šis sezonas prasidėjo labai gerai. Gavome 3 daugiau projektų, negu buvome užsibrėžę ir beveik visi yra ilgalaikiai, tačiau pati pradžia nebuvo tokia saldi. Atsikrausčius iš nedidelio miestelio, tai yra iš Marijampolės, į Vilnių ir kai neturi jokių nuo studijų laikų užsilikusių pažinčių, kai konkurencija žiauriai didelė, tiesiog per trumpą laiką kažką pasiekti nerealaus, tai neįmanoma. Tad sumąsčiau, kad reikia atlikti kažką irgi savanoriškai. Ta savanorystė tai ir lydi visus tuos 6 metus, galima sakyti. Susiradau vieno socialinio projekto autorių ir pasiūliau jam įgyvendinti komunikacijos planą visą metinį nemokamai. Tai žinoma sutiko ir nereikėjo net trečdalio komunikacijos plano įgyvendinti, kol jau man pradėjo ateiti tie apmokami užsakymai. Pasirodo, jeigu gerai kokybiškai dirbi, tai rekomendacijos ir eina taip iš lūpų į lūpas. Tai taip ir įsisuko ta visa užsakymų karuselė. Dabar galvoju, kad jeigu aš iš karto būčiau siūliusi apmokamas paslaugas, be jokių darbų pavyzdžių, nes tuo metu turėjau savo asmeninį portfolio, bet neturėjau agentūros būtent portfolio kažkokio darbų. Tai gali būti, kad dar dabar sėkmingai laukčiau tų visų užsakymų. Man dabar yra 26 metai, o mano bagažai yra 6 metai patirties žurnalistikos ir viešųjų ryšių.
Tai mano patarimas yra toks, kad jeigu turite kažkokią viziją ir svajonę dirbti kažkur, tai kuo anksčiau pradėsite jo siekti, tuo anksčiau jos ir pasieksite. O siūlyčiau išnaudoti tokias galimybės, kur galima, pavyzdžiui, savanoriauti ir siekti to norimo darbo, tai kas be ko yra aukštoji mokykla. Tikrai tarptautinius mainus reikėtų išnaudoti, nes kai baigsite universitetą ar kolegiją, tai tokių galimybių jau nelabai ir atsiras. O tarptautinė patirtis tikrai turės svorį jūsų CV. Taip pat mokymai labai svarbu. Mokymuose įvairiausiuose taip pat galite sutikti jums naudingų pažinčių. Pavyzdžiui, jeigu jau tikslingai ateinate į kažkokius mokymus, už kuriuos sumokate pinigus, tai tikriausiai jau tas lektorius, kuris veda jums paskaitą, tai dirba ten, kur norėtumėte jūs dirbti. Taigi galite pasisiūlyti irgi savanoriauti toje įmonėje, kurioje tas lektorius dirba. Ir svarbiausia nebijoti neigiamo atsakymo, nes žiauriausia tikriausiai būna tada, kai neišnaudoji galimybės ir, pavyzdžiui, tokiu atveju, jeigu kažkokiam seminare būni su kitais žmonėmis ir po kurio laiko pamatai, kad mokymų kolega jau sėkmingai dirba toje įmonėje, kurioje jūs neišnaudojo to šansų. Tai tikrai būna ir tokių atvejų. Na ir žinoma, geriausias dalykas tai yra paties žmogaus iniciatyva. Kai iššukuoji visą internetą ir nerandi savo norimos įmonės darbo pasiūlymų, tai tiesiog reikėtų pasirašyti motyvacinį laišką ir kartu su CV nusiųsti tos norimos įmonės vadovui. Tai vien jau jūsų entuziazmas tikrai bus pastebėtas ir šiaip dažniausiai didelės įmonės taip ir susiranda tokius darbuotojus ilgalaikius. Taigi šiandien tiek, trumpai užskubinau. Tad jeigu turite kažkokių klausimų, kadangi niekas dar nesate savanoriavę, tai gal yra tų klausimų. O jūs, kai ieškojate ten į viešuosius ryšius ir žurnalistiką, tai ten per interneto puslapius kažkokius susirauti, ar ėjo tiesiai ten į tą įmonę ir prašęs, ar galiu savanoriauti, ar kaip susirado tą? Tai pati pradžia, kaip prasidėjo žurnalistikos tose kursuose, kaip minėjau, Verslo savaitė LT redakcijoje, tam buvo galimybė atlikti praktiką. Ir aš pasisiūliau, kad tą ne savaitę, ten mėnesį gal buvo ta praktika. Kadangi lietuvių filologija siūlė man neįdomias praktikas, tai sumačiau, kad man reikia būtent žurnalistinės tos patirties. Sakė, kad aš pirmoji buvau iš visų tų mokymų dalyvių, o vyko ten tie mokymai gal 2 metus reguliariai po kažkiek ten to laiko. Tai sakė, kad aš pirmoji pasisiūliau atlikti tą praktiką, visi kiti kažkaip nenorėjo. Bet buvo tikrai neįkainojama, o VDU radijuje tai tiesiog ieškojo žurnalistų ir sugalvojau, kad reikia pabandyti. Bet kažkaip žinojau, kad noriu būtent žurnalistinės patirties ir pradėjau automatiškai sekti. Kas seniau neužkliūdavo už mano akių, tai tada pradėjo užkliūti. O kokia būtent savanorystė domina jūs? Kažkur norėtųsi irgi eit, ar susijusi ta savanorystė būtų būtent su jūsų profesija, ar kažkur į nepelno siekiančią organizaciją labiau? Taip? Aš tai norėčiau dirbti kaip auklėtojas padėjėja. Tai pat todėl čia nuėjau, kad paklausyti apie savanorystę. Nes kažkaip sprendžiu, bet kažkaip nelabai, kažkaip gal nežinojau tiksliai apie savanorystę. Jūs čia papasakot, tai jau tikrai. Nes turiu įmonę, kur priima
Bet tai laukiu pati, nes nesuvokia ir noriu tai, kai savanorystė, ne. Bet norite savanoriauti, o paskui ir įsidarbinti, taip? O prieš tai gal esate dirbusi auklę? Ne. O nebandėt pabandyti, nes tai irgi labai geras dalykas. Be profesijos labai sunku surasti. O jeigu pabandžius pažiūrėti pažįstamų vaikus, paskiau, kad duotų rekomendacijas ir bandyti taip išsukti tą visą dalyką? Man tai vis tiek nepatita labai. Nes buvau įmonėse, kalbėjau, pasakė, kad tikrai paskambino, bet pasakyti, kad nepriims. Darbą ir viskas. Tai sakot, geriausia eiti to savanorystės keliu, tada užsirekomenduoti ir paskiau, kad jau bandytų priimti. Taip? Puikus požiūris. Gal dar kas nors norit pasidalinti savo patirtim? Kur norėtųsi savanoriauti? Ar gal kažkokių minčių buvo kilę jau prieš tai? Gerai, tai jeigu nenorite atsakyti, tai tada atsakykit, ką norėtumėte dirbti. Galit kiekvienas va pasakyti, ką norėtumėte dirbti, arba ką studijuojate? Studijuoju tarptautinį verslą, tai dar nesu tikra, kur noriu dirbti. Pagal specialybę ar nebūtinai? Nu, šiuo metu esu pirmo kurse, tai tikiuosi pagal specialybę, bet dar mažai žinių. Aš tai studijuoju tarptautinę prekybą. Tikiuosi, kad dirbsiu pagal specialybę. Studijuoju tarptautinį verslą. Irgi esu pirmo kurse, bet galvoju pasiimti modulį logistikos ir kažką su logistika galbūt. Kol kas taip galvoju. Paskui nežinau, gal keisis. O savanorystę tai būtent galvojat irgi logistikos srity? Nu jo, norėčiau pamėginti. Gal nepatiks, gal visai ne to noriu. Pirmas kursas, manau, tai tikrai labai geras metas pradėti jau tuos ieškojimus, nes būtent mano karjera irgi prasidėjo nuo to pirmo kurso pabaigos, kai užsirašiau žurnalistikos kursus, o nuo antro viskas ir prasidėjo, įsisuko ir 6 metai, prašau. Aš tai studijuoju molekulinę biologiją, tai norėčiau laboratorijoje darbo, bet aišku dabar savanoriauti turbūt nelabai kas ir priimtų, nes ir patirties dar nėra, tik pirmas kursas ir nežinau net kaip ieškoti to darbo, bet dirbti norėčiau kažką su tuo, nes man tai patinka. Čia, kadangi filmuojama dabar, tai bus galima atsiųsti nuorodą į šitą video ir iš naujo galėsit dar sykį perklausyti, nes tikrai minėjau, kur galima ieškoti ten tos savanorystės vietos, net ne vienos. Taip? Šiuo metu dirbu, savanorystė, manau, kad man būtų susiję kažkas su darbu, padėti išmokti kažko, kad galėčiau kilti karjeros laiptais, kad mane matytų darbe, kad nebūt žemiausiam lygiai. Taip. Imti pavyzdį, pavyzdžiui, iš žmogaus, kaip žmogus 10 metų dirbo, pradėjo nuo paprasto sandėlininko, darbuotojo ir dabar yra vadovas, bet neturi išsilavinimą. Mokslus nebaigia, bet su transportu labai gerai išmano, tai kad aš manau reikia imti pavyzdį. O tas jūsų pažįstamas asmuo, tai jisai irgi kažką savanoriškai papildomai dar jisai... Jis darbo metu mokėsi, kaip, ten domėjasi, kažkaip be pinigų, pavyzdžiui, ten pasireikdavo dar ką nors, kažkas parodo, kad ir taip ir išmoko. Dabar yra mano vadovas, tai kad yra aišku pavyzdį imti. Taip, ačiū. Aš to ieškau. Jau taip pasakėt. Taip, jūs? Aš studijuoju viešuosius ryšius ir apie savanorystę galvoju dar tik vasarą, tai kažką anksti dar papasakot man. Supratau. Aš taip pat iš viešųjų ryšių. Norėčiau kažką irgi su tuo susijusio padaryti. Tai vat. Dar tik pradžia.
Pirmam kursai? Taip. Taip. Studijuoju ekonomiką ir kadangi pats laikas iškautis praktikas, tai čia ir atėjom pasiklausyti apie tą pačią savanorystę. Tiek. Tai va, aš irgi ekonomistė būsima. Tai kadangi labai platis sritis, tai iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kokią įmonę ar kažkur norėčiau dirbti. Tai tiesiog galvojom pradėti nuo praktikos, nes galbūt tai paprasčiau susirasti, nes darbo ieškotis reikia ir patirties, ir kažko tokio, tai lengviausiai tikriausiai pradėti nuo praktikos arba savanorystės. O jums leidžia patiems pasirinkti praktikos vietą, ar duoda kažkokius pasiūlymus universitetas? Tai mūsų praktika tik nuo 4 kurso, tik 4. O jūs dabar kuriam? 3. Tai duoda pasiūlymus, ar jūs pačios? Galima patiems ieškoti, bet yra kažkiek dar pasiūlymai taip pat. Nu, dar turit laiko pagalvoti. Gerai, ačiū. Tai klausimų dar gal kažkokiu? Gerai, tai ačiū tada. Jeigu kas norite pasimti mano kontaktus ar dar kažkokių klausimų, jeigu turėsite, tai čia yra vizitinių kortelių. Ačiū, kad atėjot.